Jau praėjo 3 metai, kai mes pristatėme Angelų takais Lietuvoje ir per tą laiką jis sulaukė didžiulio dėmesio. Ko gero, kas 10 Lietuvos gyventojas jau spėjo jį pamatyti, o ne vienas iš jūsų spėjo pamatyti ir kelis kartus. Mums labai svarbu, kad jis padėjo ženkliai padidinti susidomėjimą Čiurlionio kūrybą. Vien tik tai Čiurlionio muziejus dvigubai padidino lankytojų skaičių per tą laiką. Artėjant žymiausio Lietuvos menininko 150-metėms, norėjome sugrįžti ir pažvelgti į šį darbą naujai. Ne tik todėl, kad per šį laiką pasikeitė technologinės galimybės, bet ir dėl to, kad evoliucionavo mūsų požiūris į šį kūrinį. Norėjome turėti galimybę pristatyti jį tokiu, kokiu norime matyti dabar. Sukurti naują versiją nebuvo labai lengva užduotis, nes kūrinys iš principo yra jau užbaigtas ir kardinaliai keisti mes nieko jau negalime. Todėl galėjome tik patobulinti tam tikrus aspektus, kurie neleisdavo mums iki galo džiaugtis pasiektų rezultato. Didžiausią darbą mes įdėjome tobulindami pirmą lokaciją ir tai ne tik todėl, kad tai buvo mūsų darbo pradžia, kada mes dar stilistiškai ieškojome sprendimų, kaip perteikti Čiurlionio kūrybą virtualioje erdvėje, bet ir todėl, kad ta vieta yra ypatinga visame pasakojime. Prieš pradėdami kelionę į kitą pasaulį nusprendėme leisti žiūrovui apsiprasti jam nepažįstamą erdvėje, nuraminti protą ir pradėti panirti meditacinę stebėjimo būseną. Todėl pasistengėme pripildyti didžiausio kiekio niuansų, smulkių detalių, leidžiančių kiekvieną kartą surasti kažką naujo. Taip pat didelį dėmesį mes skyrėme darbų su erdviniu garsu. Tam mes pakvietėme įžymi Olandų studiją, specializuojančią šitoje srityje. Labai didžiuojamės to rezultatų ir tikime, kad tai padės jums pasinerti dar giliau į Čiurlionio muzikos pasaulį. Džiaugsmingai su jauduliu kviečiame visus gerbėjus dar kartą apsilankyti Čiurlionio fantazijų įkvėptame pasaulyje, o tos, kurie dar neturėjo tokios galimybės, pasinaudoti progą pamatyti geriausią jo versiją.